Na, kadangi už lango toks oras, lengvai primenantis ir rudenį, tai ir kūrinys apie rudenį visai čia gražiai įsipaišo. Valandos pradžia aš jums sakiau ir perspėjau, jog šiandieną ketvirtadienis ir svečių diena, tai mes tas gražias tradicijas tęsime toliau ir labinamės su režisieriumi ir aktoriumi Vytautu Rašimu. Sveiki. Gerą dieną. Gerą dienelę. Su ketvirtadieniu. Oi, ačiū. Aš nežinau, mažasis savaitgalį, žuvies diena, diena prieš penktadienį. Kaip čia? Iš tikrųjų, yra toks labai stebuklingas dalykas. Mums aktoriams tai yra visiškai dzin, tiksliau atvirkščiai. Tai yra, nes jeigu savaitgalis arba švenčių dienos, tai reiškia, žinok, darbymetis. Nu tai ką padarysi tada? Mums paprastiems mirtingiesiams galbūt truputėlį kitaip. Su to jūs visus ir sveikinu. Ir užgadai. Tas, klausykite, niekaip nesibaigiantis šaltas balandis jūsų nenervina. O jis mane tai džiugina. Rimtai? Nepykit, brangiai, bet iš profesinės pusės džiugina. Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad jeigu atšyla oras, tai vadinasi jau į pabaigą teatrinis sezonas. O jeigu sninga lyja, tai man gerai. Tai dabar ir išsiaiškinom, kas kaltas dėl to. Aš galvoju, kad taip, nespėjusios sukūsti merginos ir Vytautas Rašimas, kuris džiaugiasi tokiais orais. Taip, tas labai smagu, kad mane priskyrė prie nespėjusių sukūsti merginų. Jom irgi tas yra svarbu. Tai gal dėl to ir į žmonės išleidžiat mano spektaklį, dar norėdami mums ir gegužę sugadint. Nesugadint, pataisyti. Taisyti. Šiaip blogo oro nebūna, iš tiesų. Reikia tik tai gerai apsirengti, surasti gerų pramogų, pavyzdžiui, ateiti į teatrą, pažiūrėti gerą spektaklį. Bet pavadinimas, nu žinokit, atleiskit man, tai labai apie net nežinau ko paklausti. Švęsti kosmose ir tvarte. Ir tvarte. Aš kadangi šiek tiek mėgstantis pasakyti mokslinę fantastiką, tai ta pirma dalis kaip ir nieko, bet ta kita tokia agrarinė, nu nežinau. Nu, jinai kaip, čia jinai, mes visi esame kažkurioj eilėj nuo Žagrės, kaip kartą. Taip. Čia labai mėgsta Vilniečiai šitą išgirsti, jam labai patinka. Ne, aš kaip tik priklausau tai pirmai kartai. Tai čia viskas yra labai tvarkoj. Aš nekaltas, čia aplinka kalta. Mes dabar klasikus situosim jau. Visada gražu, dar būtinai surasiu, kur įterpti tas ant to. Tas ant to yra kaip yra, reikia darbūt. Būtinai, nes šiaip iš tikrųjų čia yra fantastiškas autorius Gendrutis Morkūnas, kuris ir parašė tą esę rinkinį Švęsti kosmose ir tvarte, tai aš tik tai, o kadangi pagal tą kūrinį padariau spektaklį, tai kaip kitaip, man negalėjau kitaip. Ir netgi pats nusprendėt vaidinti, nes jau apseimat, tai jau ir apseimat. Nu, pats savo gražus ir pats savo protingas, tai kitos išeities nėra. Nėra čia ko ieškoti kitų variantų. Paprasto žmogaus paieškos nepaprastame pasaulyje, o galbūt paprastame, net nežinau. Tai vat ir yra, ar čia apie tai ir spektaklis iš tiesų, nu, kas mes kiekvienas esam, žinai, ar mes esam paprastas žmogus nepaprastam pasaulyje, ar mes esame prastas žmogus prastame pasaulyje, ar mes esame nepaprasti nepaprastam pasaulyje. Bet čia tik tai bijau, kad, žinai, taip skamba labai taip, nu, taip filosofiškai pakilėtai ir perdėm protingai. Aš nesu, žinai, toks žmogus, nei filosofiškas, nei pakilėtas, kartais esu, bet tiesiog kartais gali, nu, tokios siaubingai pakilėtos mintis atbaidyti, žinai, nuo ateimo į spektaklį. Taip, tai aš noriu pasakyti, kad taip nėra, kviečiu ir tamstą. Bet yra žmonių, kurie įsižeistų pavadinti paprastais. Nes gal ir lyginas to, kad paprastas lygu prastas. Apie tai, tarp kitko, čia spektaklį galiu pasiticuoti, žinai, labai lengva frazė iš spektaklio, beveik vos ne 3 minutė ir nuskamba. Žinai, sako, mes, žinai, kiekvienas mes esam paprastas žmogus ir po kelių tokių žodžių Gendrutis Morkūnas pats ir pasitaiso. Oi ne, atsiprašau, gal ne visi. Taip yra. Ir netgi, nu, norėjau išduoti dar vieną vietą, neišduosiu. Ateikit. Aš kažkaip įsivaizduoju, mano tokia nuomonė, kad monospektaklis yra gerokai sunkesnis dalykas negu tie kiti normalūs. Čia iš tikrųjų taip.
Čia iš tikrųjų taip ir šiek tiek šitoje vietoje, jeigu rimtai kalbant, tai man kartais netgi gaila, kad yra Lietuvoje tokia truputėlio opinija, kad žiūrovų tarpe, kad monospektaklis, ten vienas aktorius, žinai, su savim šnekas, žinai, nėra ko tenai eiti. Filosofinis bus ryškiai. Jo, tai iš tikrųjų man šiek tiek šito gaila, nes tai, iš savęs labai daug kainuojantis dalykėlis yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, šiaip paprastam spektaklį, žinai, būna, nepameluosim, kiekvienam būna prasta nuotaika ar kokia geresnė nuotaika, tai visuomet tu gali pasikliauti kažkokiu partneriu, kuris tave ištemps. Komanda, žodžiu. O čia tu jau nieko, vaikeli, negali padaryti, tu esi tik tai nuo savęs priklausomas ir turi tempti į kalną, į priekį ir taip, kad būtų įdomu, negali paleisti žiūrovo. Šiaip mano nuomonė, žinai, kaip yra teatre, nėra kaip po tokio vieno žiūrovo, kito vaidinančio. Tai yra iš esmės toksai pokalbis, dialogas, mes visi bendraujam. Žinai, jeigu šiandien žiūrovas yra šiek tiek liūdnesnis, mažiau nusiteikęs stebėti mane, o labiau nori miego, tada aš, žinai, turiu labiau žadinti, labiau kviesti, labiau judinti. Kiekvieną dieną vis kitaip. O vis tik, jeigu ta bloga nuotaika, prasta nuotaika, kaip tada reikia, ar save nuteikti, ar save pavaryti, kad vis dėlto nėra ką atsiremtis į vienas? Jo, bet žinai, kaip svarbiausia, kad žinotum, ką nori pasakyti. Šiaip čia yra toksai irgi stebuklas labai šitame spektaklyje. Šitą spektaklį labai mėgsta ne teatralai ir labai maža dalis teatralų šitą spektaklį supranta ir mėgsta. Tai jeigu, žinai, tokia sąmoningai vedu tokią intrigėlę, bet taip ir iš tikrųjų. Ir daug teatralų ir netgi keletas mano specialybės aktorinio mokytojų, jie iš vis nesuprato, sako, Rašymai, ko tu nori šito spektaklio? Tai tas man yra šiek tiek keista, nes aš labai puikiai suvokiu ir labai puikiai žinau, ką aš noriu, žinai, pasakyti. Ir, žinai, kaip, labai paprastai, koks skirtumas, kokia mano nuotaika yra prieš. Yra svarbiausia, kai aš prasideda spektaklis, prasideda teatro magija, aš pamatau žiūrovus, aš žinau, ką aš noriu pasakyti, aš žinau, ką jie turėtų pasiimti iš to spektaklio ir aš darau viską, kad jie tai suprastų ir tai paimtų. Kai kurie aktoriai sako, režisierius manęs nesupranta, arba režisierius per daug reikalauja, režisierius toks arba noks. Kaip yra šitoje vietoje monospektaklyje, ar gauna velnių aktorius nuo režisieriaus? Žiauriai. Tarkuoja, kai turi būti. Tarkuoja ir netgi necenzūrinė leksika. O Jėzau. Įsivaizduoja, kaip yra žiaurių. Kas per žmogus? Klaikiausias dalykas, tarp kitko, bet repetuojant, žinai, kas būdavo. Pavyzdžiui, vakare, naktį, besikartojant tekstą, mintise, viskas taip protingai ir gražiai atrodo. O pradedi repetuoti, žinai, pradeda tos tavo naktinės protingos mintis, žinai, pradeda materializuoti ir supranti, koks tu esi durnas. Kokia čia nesąmonė pasigalvojęs. Na gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, šiek tiek reklamos muzikos, grįšim pokalbį, pratęsim. Toks labai smagus kūrinys pavadinimu Take the Money and Run vis dar mūsų eteryje. Mes su mūsų studijos svečiu, aktoriumi ir režisieriumi viename asmenyje, Vytautu Rašymu, grįžtam pasiplepėti apie intriguojančių pavadinimų spektaklį Švęsti kosmose ir tvarte. Šiek tiek bandėm paaiškinti klausytojams, apie kągi visą tai, bet dar šiek tiek trūksta. Taip kalbant paprastai ir žemiškai, ką veikia tas paprastas žmogus tame nepaprastame pasaulyje, jūsų spektaklyje, paprastame, nepaprastame? Oho, čia geras toks klausimėlis. Išgirdęs pirmą klausimo pusę, aš galvojau atsakysiu... Ne. O išgirdęs antrą pusę, galvoju, nebeatsakysiu nieko. Iš tikrųjų, supranti kaip, viskas yra, kaip, yra Gendručio Morkūno esė rinkinys Švęsti kosmose ir tvarte. Mes visi žinom, kas yra esė. Jo? Tai yra to laikotarpio, kada jisai gyveno, yra tokia atspindžiai, ką jisai galvojo apie gyvenimą. Tai, ką jisai galvojo apie gyvenimą, yra beveik, mes visi panašius dalykus galvojam ir iš esmės taip ir buvo, žinai, aš skaičiau ir galvoju, oba, kaip gerai. Ir svarbiausia, iš tokių netikėtais rakursais pradeda, žinai, vieną mintį, o po to staiga, žinai, sugretina du dalykus, žinai, šalia, kaip matematikoje vaikystėje mus mokydavo, žinai, kad trupmena yra didelė, tu ją sumažink ir tada suprasi, kas ten vyksta. Ir tada, kai taip, oba, aš
realiai, žinai, aš kokius 4 metus iki tol ieškojau medžiagos, aš žinau, kad noriu daryti monospektaklį, bet nerandu medžiagos. Ir pradėjau skaityti šitą rinkinį ir suprantu, kad tai yra absoliučiai mano mintis. Kaip jis taip galėjo parašyti? Kaip taip, žinai. Nes, o žinai, kaip yra su to paprastu žmogum, nu, čia taip tu ir negali atsakyti, nu, koks jisai yra. Čia, nu, tai gali savo pasakyti. Man viena mano pažįstama, tarp kitko, blondinė. Žinai, jinai Nežinau, kodėl tai pabrėžėt, bet blondinė. Toj suprasi. Jinai sako, aš vairuoju mašiną, žinai, važiuoju ir sankryžoj man pypsi, aš sako, atsisuku ir taip aiškiai artikuliuodama, kad jisai suprastų, rodau jis ir save ir sakau, ašgi blondinė. Kas neaišku? Kas neaišku? Kas neaišku? Tai, žinai, tas ir yra, žinai, mes daugelį vietų gyvenime, žinai, prisidengiam, žinai, aš čia, žinai, paprastas, aš čia biški, žinai, durnesnis ir, žinai, tarsi atleidžiu savo, kodėl aš, žinai, gaunu minimumą ir kodėl man nereikia, žinai, daugiau babkių ir kiti dalykai, žinai, kodėl aš nedarau vieno arba darau kito, kodėl aš šiandien miegu ant sofos, arba nemiegu ant sofos, kodėl apie mūsų Lietuvą kažkas žino arba kažkas nežino, žinai, nu, tie visi normalūs klausimai, kurie mums visiems kyla. Mums reikia aiškumo, mes mėgstam viską įsiaiškinti, taip tiksliai reiškia komedija, tragedija, kas čia dabar per žanras šito spektaklio? Memuarai. Mes su Tamstelė šiandien taip pirmą kartą nesusitikom, bet rimtas pokalbis nesigauna. Kažkodėl. Ne? Aš jau pamatęs jūs pradurys iš karto supratau, kad nesigaus. Tai va. O ten prie aprašo spektaklio yra parašyta, tai yra vieno aktoriaus išpažintis. Tai suprantate, kaip aš galiu išpažinti save. Aš kalbu apie rimtus dalykus, bet man vis tiek, nu, juokinga gaunasi. Na, bet jūs esate tikrai išpažinti davęs tam kioskelį? Taip, esu ir pirmą. Visos jos yra rimtos. Visos jos yra rimtos ir man ten tai keldavo juoką. Kas svarbiausia, aš iki šiol atsiminsiu savo pirmojo komuniją, dėl kad man, žinai, pasakėte pasakyti po to ten 3 tėvė mūsų ir Sveika Marija, taip. Ko gero buvo Sveika Marija. Einamiausios maldos. Ir juokingiausia buvo, kad aš pasimiau tą maldaknygę ir kol visi kiti, žinai, jau viską suskaitė ir išėjo, aš visą laiką ieškojau, kur maldaknygė yra ta kur mano išpažintis? Mano išpažintis, kur aš neradau, po to man parodė, kai jau visi buvo išėję, bet aš, žinai, ščyras, bet va taip. Nu va, čia buvo gerai pataikyta. Tai išpažintis, vadinasi, yra pagal Vytauto rašymą. Ne, Vytauto rašymo išpažintis pagal Gendrutį Morkūną. Ir netgi spektaklė, žinai, aš sakau, kad jau yra daugelį vietų, aš jau pats nebesuprantu, kur yra Gendručio Morkūno mintis, kur yra mano mintis. Jos yra persipinusios, nes ten labai daug kas yra šiaip persipinę, nes gilinosi biškį medžiagą, bet tai nepykite. Ten yra, pavyzdžiui, yra šiaip labai fantastinė knyga, aš siūlyčiau visiems paskaityti, nes vienas esė rašytas vienais metais, kitas esė po kelių metų ir tu matai, žinai, ištraukas, sąsajas iš vienos vietos, kurios pinasi su kita vieta, šalia. Tai yra tokių, žinai, supinimų iš skirtingų esė. Nėra tokio tvarkingo, gražaus dėstymo. Yra tvarkingas, gražus minties ėjimas, vedimas. Iš esmės, spektaklis tai yra paieška vidutinio statistinio lietuvio. Tai va, vidutiniam statistiniam lietuviui yra žiauriai įdomu. Happy endas ar ne? Negaliu išduoti, nes ten yra finalas ir dabar taip, kai tie, kas yra matę spektaklį, supras, kodėl negaliu išduoti, bet jeigu norėsi happy endo, tu jį gausi, bet jeigu pagal... Ne, ten su laiminga pabaiga. O jeigu tu nenori to happy endo, tai aš vienu vietoje darau tokią pauzę ir sakau, dabar galite išeiti. Rimtai? Galite išeiti. Buvo pasinaudojančių? Ne, nepasinaudoja. Visi nori happy endo rūpušės? Visi nori. Nieko nepadarysi. Dar dainuoju tiesą tam spektaklį. Dainuoja? Jo. Naudoju vieną savo kolegos Daliaus Kamarako dainą, labai gražią, labai lyrišką, gražią dainą. Ir dabar tie, kas galvoja ateiti, užsikimškit ausis, nes kitiem, kas norės ateiti, tai bus neįdomu. Yra, pavyzdžiui, tokia vieta, aš sakau, dabar taip gražu, taip
lyriška. Ir taip mums teatre iš karto čia norėtųsi gražios dainos, ne? Visi taip gražiai palinksi. Ir aš uždainuoju gražią lyrišką dainą apie arklį gėjų. Aš dar kažkaip galvoju, kad tas arklys dar ir vardą turėjo. Nu, gal ateik sužinosi. Supažindinsim. Na, aš dabar suprantu, kad sunku papasakoti taip viską, nes intriguojantis dalykas. Supranti, kadangi tai yra išpažintis ir mano, ir kadangi Gandrutis rašo esė, tai irgi tam tikra prasme ir jo išpažintis, o gyvenimas yra žiauriai nenuspėjamas, ne? Kaip viena mano kolegė yra pasakiusi, nu, geresnio dramaturgo už tą poną Dievą niekaip nesurasi. Jis taip sukaitalioja viską, taip sumaišo. Tu atrodo taip tvarkingai eini, o ne. Nu, vat šiandien, žinai, aš turiu važiuoti čia, man sako, atvažiuojam, susimoka mokesčius. Smagu. Nepamirškim svarbiausio dalyko. Viskas yra svarbu, bet svarbiausias dalykas yra tas, kad balandžio 29 šeštadienį House of Puglų meniniai erdvėjai visą tai vyks. Taip, 7 valandą. Aš labai džiaugiuosi tą meninę erdvę, labai džiaugiuosi, kad aš ją atradau, aš labai žaviuosi tai žmonėm, kurie tikrai daro labai nuostabų darbą tenai. Kas vyksta, ką veikėt jūs prieš pat spektaklį? Na, reikia jau išeiti, ar ne? Išeiti publiką, yra kažkoks ritualas, žodžiai, nežinau. Kas vyksta? Man tie vat užkulisiai įdomus. Jūsų dar niekas nemato. Jo, man labai patinka, tarp kitko, House of Puglų, kai renkasi žiūrovai, ten labai plona sienelė ir aš labai girdžiu, kas renkasi. Ten man labai nereikėjo sakyti. Labai smagus dalykas. Ne, tai žinai, labai gerai. Gal gali, žinai, kažkokią žinutę perduoti. Aš girdžiu, tas labai smagiai nuteikia. Iš tiesų, žinai, ką darai tą patį, ką daro sportininkai prieš varžybas. Dopingą kalat? Aš nesu profesionalus sportininkas, aš tik tai profesionalus aktorius. Jo, tai dopingą tam tikrą prasme vartojam iki tol arba po to. Savotiškai, žinai, dopingą įvardinkim kaip knygą. Formą reikia palaikyti. Jo, formą reikia. O realiai reikia, kad ir sąnariai judėtų. Realiai reikia spektaklė, kad tu judėtum, kad tu nebūtum sustingęs, nes šiaip tai kitą dieną, kas įdomiausia, po spektaklio, kai grįžtu namo, aš kaip ant sparnų, aš iki 1-2 nakties galiu nemiegoti, mano vaikų motina, jinai sako, Jėzus, kada tu baigsi pasakoti, gal jau einam miegučio, žinai. Kada čia vaidint? Jo, žinai. O vat kitą dieną, tai jaučiuosi kaip gerai pasportavęs, gerai padirbėjęs visi sąnariukai, visi raumenukai, taip o. Gulit savo ramutis, arbatą geriat. Vaikai neleidžia. 3 vaikų tėtis. Nieko negaliu pasakyti. Spektaklis matyt vyksta ir namuose. Ir ne mono jau. Ne. Čia kitas protingas žmogus pasakė, kad turi pasirinkti, kur esi aktorius, arba gyvenime, arba scenoje. O tai koks tas dar namuose paprastas Vytauto gyvenimas? Labai bjaurus žmogus, esu niūrus žmogus. Pavyzdžiui, mano uošvienė yra kažkada pasakius, oi jau žinok, jeigu kai jau Vytui artėja premjera, tai jau geriau jam po kojomis ir po rankomis nesipainiot. Jau tą supratau. Nu, gerai, kad šiandien 27, pavyzdžiui, diena, ne 28, gal būtumėt labiau piktesnis. Tai taip, šeštadienis, 29 balandžio, House of Puglų meninė erdvė. 7 valandą vakar. Švęsti kosmose ir tvarte. Mes jau daug papasakojom, tikrai verta ateiti. Pabaigai aš visų svečių, kurie apsilanko pirmą kartą, prašau palinkėjimo mūsų klausytojams. Toks vienas labai standartinis, tikiuosi, kad standartinis, bet jisai yra labai sveikas. Vairuokim saugiai, brangieji. Oi, ir dar vienas. Nuo savęs. Jeigu pastebi, kad pradeda kiti vairuotojai tau trukdyti, tai žinok, kad kažką tu darai neteisingai kelyje. Klausykit. Klasika, ne kitaip. Čia aš savo tą atkreipiau. Po 2 avarijų tą supratau. Ačiū Vytautai, kad atkeliavot, buvo labai smagu. Ačiū, kad priėmėt. Iki kitų kartų. Iki.